Sveiki! Šiandien atvažiavom pas mūsų klientę pasižiūrėti jos namuką ir aptarti temą namų statybos sodų bendrijose. Tai apie tai pašnekėsim šiandien. Tai kokie yra pliusai statant namą soduose? Atkreipkite dėmesį, namas gyvenamasis plotas turi būti iki 80 kvadratų, bet garažas, kur yra atskiras įėjimas į namą, ar, sakykime, kažkokios tai dar papildomas patalpas, tai yra iki 30 kvadratų, dirbtuvės jūs galite pastatyti, pavyzdžiui, tai jie neįeina į namą plotą. Tai iš esmės jūs plotą naudojama gali turėti daug didesnį, bet gyvenamą plotą negali turėti daugiau negu 80 kvadratų. Tai čia vienas iš tokių minusų tų statybų, bet apžvelkim pliusus. Šiuo metu rinkos kaina būto yra labai didelė ir namas netgi A++ klasės kainuoja pigiau negu būtas Vilniuje. Tai, sakykime, čia jau yra nenormalu. Jeigu jūs statysit namą soduose, tai jūs dar daugiau sutaupysit. Kurioje vietoje sutaupysit? Tai yra pirminis leidimas statybom. Jis kainuoja apie 5000 eurų. Tai jeigu jūsų sodų sklypas yra už Vilniaus miesto ribų, tai namą iki 8 kvadratų jūs galite statyti be leidimo. Tai yra sutaupysit tos 5000. Sekantis dalykas, jūsų jau nieks jums nelieps statyti namą A++ klasės. Iš esmės, ar jūs turit A klasę ar A++ klasę, realiai per mėnesį jūs sumokėsit, gal 5 eurais, gal 7 eurais daugiau. Jeigu tai išdėlioti, sakykime, per metus, koks skirtumas tarp namą A++ ir namo A, kiek jūs sutaupot pinigų, tai pamatysit, kad tikrai apsimoka statyti A klasės namą ir jis puikiai tiks jūsų gyvenimui. Jums tikrai nebus šalta, ten tikrai viskas bus patogu ir jokių problemų nekils. Tuo labiau, kad jeigu pasižiūrėti Skandinaviją, ten iki šiol žmonės gyvena B klasėje ir jokių problemų nėra, o jų sąlygas tikrai yra daug blogesnis negu mūsų Lietuvoje. Tai reiškia, jūs galite sutaupyti dar statydami namą ne A++ klasės, o žemesnės klasės. Ir paskutinis dalykas, kuris yra labai patogus, tai yra namo pridavimas. Sodo namo pridavimas yra palengvintas ir jums nereikės mokėti už pridavimą, jums nereikės ten laukti belekiek kažkokių ypatingų reikalavimų, nereikės vykdyti. Tai yra, bet kuriuo atveju tai yra pinigų sutaupimas. Ir visa tai dar ir tai, kad jūs tai viską galėsit padaryti daug greičiau. Tai ar apsimoka statyti namą soduose? Mano galva taip, o jūs galit pakomentuoti. Iki.